Sveiki visi, sveikinimas iš Madžiūnai Drift Park, Angle Control treniruočių sesijos. Treniruojamės prieš rytojaus 4 jau Lietuvos drifto čempionato etapą. Kol kas sekasi visai neblogai, jau praėjo 2 sesijos treniruočių. Nedas patenkintas labai kompaktų, kuris jau pradėjo pirmas syk po šitiek vargo ir bemiegių naktų važiuoti. Tik dabar po antros sesijos pasikeitėm škyvą, nes pradėjo vibruoti variklis šiek tiek. Tai dabar žiūrėsim, kaip seksis toliau. Tada Lukui nesisekė pirmoje treniruočio sesijoje, nes jis padarė klaidą ir pasikeitė priekinius ratus. Ir jam visiškai nesivaldė automobilis, lydo priekis. Tai dabar prieš antrą treniruočio sesiją jisai susikeitė ratus vietomis ir pasidarė geriau. Dabar trečioje sesijoje turėtų būti išvis ledas. Tada Klaudijus kaip ir važiuoja geriau. Kaip matot, nuėmėm jam tiek priekinį, tiek galinį bumperius. Ir jam nutiko bėda, kad 2 syk užgeso variklis važiavimo metu. Tai įtariam, kad bus kuro siurblys bake. Pasikeisim ir žiūrėsim, kaip seksis toliau. Na, dabar neužilgo turėtų būti treniruočių sesija 3. Neturiu laikrodžio ir nežinau, kada bus. Ir kameristas parodys, kaip mums seksis. O daugiau, manau, patys vairuotojai pakomentuos po treniruočių sesijos. Ir aš Kukis ir galbūt dar kas nors važiuosim į Kauną persimontuoti padangų etapams ir atsiveš daugiau. Like I'm cash out, get to the paper, boy. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on that jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it index. Fuck this up, I'll send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Sveiki, atvykom į Angle Control treniruotę prieš rytojaus Street 4 etapą. Atvažiavom visus etapus, mašinos veikia, pagaliau turim visą pilną ekipažą, 3 savo automobilius visus, kurie važiuoja. Sekės gerai, visos sesijos liuks, trasa nauja, 2 didesnė, greitis didesnis. Pagaliau pavyko įvaldyti mašiną, viskas kaip ir liuks. Tiesiog turėjom po 3 sesijos kuro siurblio gedimą, tai tiesiog nebetekom kuro slėgio. Bet nevažiavom 4 sesijoje, bet skaityčiau, čia nėra didelis gedimas, kadangi kuro siurblį pasikeisim rytoj ryte prieš Street treniruotės ir tęsim kovą rytoj. Sveiki, sveikinuosi iš Madžiūnų, pasibaigus treniruotėjai. Ačiū, kad žiūrėjot, viso gero. Sveikinuosi su jumis iš Madžiūnų, penktadienis, Liepos 31. Turėjom treniruotę prieš 4 etapą Lietuvos drifto čempionato. Tai kalbant apie šiandieną, tai viskas yra labai gerai, viskas buvo labai gerai. Šiaip yra labai šilta lauke, kas tiek mus, tiek automobilius labai vargina.
Tačiau apibendrinus viskas buvo labai gerai, treniruotė pavykus, pagaliau turim 3 cielas mašinas pasibaigus treniruotėjai. Belieka važiuoti ilsėtis ir susitinkam rytoj čempionate, kur bandysim kažką įrodyti, kaip visada. Čia gerai matas šitas. Svarbiausia šitas, o kad šitas ir šitas, kad būtų. Tai baigėsi penktadienio treniruotės. Treniruočių metu turėjome šiek tiek niuansų su kompaktu, tai pirmoje vietoje pasidavė generatorius. Galvom, kad galbūt pasibaigė generatoriuje esantis angliukai, bet išserdėm, viską išsivalėm, surinkom, viskas dabar kaip ir veikia. Tuomet antroje ar trečioje treniruočių sesijoje suplyšo alkūninio velino škyvas. Jį greitai pasikeitėm ir suvažiavom treniruotės iki galo. Tai mašina važiuoja labai gerai, viskas veikia, niekas negenda kol kas. Tikimės, kad tai bus ir sekmadienį, kada važiuosiu aš. O rytoj prasideda Lietuvos drifto čempionato 4 etapas. Ir rytoj dalyvauja Lukas su Klaudijum, o sekmadienį dalyvausiu aš. Tai atvykit palaikyti ir bandysim lipti ant podiumo. Labas rytas iš Madžiūnų, iš naujos trasos. Kol kas turim gerą orą, nei karštą, nei šaltą, tai viskas labai gerai, nuotaikos geras, išsimiegota labai gerai. Ką tik turėjom dalyvių susirinkimą, tai šiaip prieš susirinkimą turėjau labai daug klausimų, nes vakar buvo labai daug vietų, kur tiesiog nepavykdavo suvažiuoti. Ir aš galvau, kad čia mano klaida, bet po dalyvių susirinkimo, kai papasakojo, kaip pakeitė trasą, tada supratau, kad padarė man, kad geriau būtų. Tai kol kas jaučiuosi gerai ir bandysim važiuoti, kol kas tiek. Sveiki visi, šiandien turim 4-ąjį Lietuvos drifto čempionato etapą. Šiandien jau pradėjom ruoštis kvalifikaciniams važiavimams, tai bandom atsigaudyti trasą. Konfigas nėra tikrai lengvas, yra ką pakovot, bet nieko tokio, mes turim gerus vairuotojus ir jie atsigaudys visus kampus ir galės važiuoti į kvalifikaciją su pilna jėga. Tai baigėsi treniruočių sesija. Treniruotėse sekėsi gerai.
Į treniruočių galą atsigaudėm važiavimus ir esam pasiruošę kvalifikacijai. Tiek Lukas, tiek Klaudijus žino savo klaidas, kurias stengiamės išdirbti treniruočių metu. Ir nežinau, laukiam savo numerio, bandysim važiuoti ir tiek. O dabar matome pirmąjį Lietuvos inžinerijos kolegijos komandos pilotą, tai Lukas Rasimavičius šiandieną trasoje. Jeigu neklystu, tai yra tas automobilis, kuris neatvažiavo į praeitąjį etapą dėl techninių nesklandumų. Tai tikėkimės, jog šiandieną jam yra sėkminga ir pavyks pilnai išpildyti visą dieną. Bent kol kas kvalifikacijos pirmojo važiavimo metu sekasi visai neblogai. Kiek kebloka atrodžiusi pradžia, tačiau į paskutinėsis clipping zonas labai solidžiai atrodo važiavo jis. Galbūt kiek nukirpo 9-ąją clipping zoną, tačiau sėkmingai užsipildė 10-ąją. O verdiktas yra 44 taškai pirmojo kvalifikacinio važiavimo metu. Klausimas, kaip čia pateks kvalifikacija be agresijos ir dabar matome, jog antrajam Lietuvos inžinerijos kolegijos komandos pilotų panašu, jog technikos nesklandumai ir deja, bet pirmasis važiavimas yra nevertinamas, tai įrašome nuliuką jam. Ir dabar matau prie starto linijos jau pasiruošęs yra 22-asis startinis numeris Lukas Rasimavičius. Pirmojo važiavimo metu susirinkęs vos 44 taškus. Ir tai yra vienintelis iš 3 pilotų Lietuvos inžinerijos kolegijos komandos šiandieną, kuriam pavyko užbaigti savo įvažiavimą. Manau, kad turi keblumų su automobiliais šiandieną pilotai. Tačiau galime pasidžiaugti, bent vienas iš šios komandos pilotų gali pasigerinti savo rezultatą ir panašu, jog to ir atvyko šiandieną jis. Tai sveiki, sveikinuosi po savo antrojo važiavimo kvalifikacijos. Pavyko pasigerinti rezultatą, surinkau 75 taškus, suvažiavau gerai, žodžiu, netempiant gumos, važiuoju į top 32 ir žiūrėsim, kas gausis. Kol kas. Na kągi, ir mes jau turime sekančiąją kovą, kur susitinka Karolis Bašinskas prieš Luką Rasimavičių. Ir matome nuo pirmųjų sekundžių Lukas Rasimavičius kiek įmanoma bando paremti Karolį Bašinską. Tačiau matome, kiek persistengė šiek tiek ties, jei neklystu, trečiąją zoną ir paleidžia šį Karolį Bašinską tolyn. Ir taip, turime antrąją šios kovos dalį. Lukas Rasimavičius bus vedantysis šio antrojo važiavimo. Ir panašu, kad jo tas turbininis variklis Marvės tai tikrai turi, nes atrodo iki pat ribotuvo gali išlaužti savoje mašiną. Ir tuo plačiu susirinkę esantis rasos clipping zonose. Karolis Bašinskas taip pat labai sėkmingai, norėjau sakyti, tęsia savo įvažiavimą. Ir panašu, kad Lukas persistengė šioje kovoje ir nedatraukė iki finišo savojo automobilio. Ir taip, šioje kovoje dėja, bet teisėjų verdikto netgi geriausiai nereikėjo, nes į top 16 keliauja 31-asis startinis numeris Karolis Bašinskas. Na ką, pabaigiau šios dienos varžybas savo ir vėl pabaigiau savo varžybas ties top 32.
pirmą važiavau čeisą, stačiausi iš karto ant durų, o varžovas iš karto pasimatė, kad yra žymiai lėtesnis, dėl ko atsirado man problemų suvaldyti automobilį, šokau į priekį, bandžiau stabdytis, galiausiai įsitiesinau ir taip ir pralaimėjau. Šiek tiek liūdna, nes per treniruotės tikrai gerai jaučiausi ir tikrai ir treniruočių turėjau ir viską ir tikrai norėjau aukščiau eit, bet yra kaip yra. Norėčiau padėkoti žinoma komandai, nes turėjau ir šiek tiek problemų, tačiau komanda greitai reagavo, viskas dirbo puikiai. Žinoma, ačiū mūsų mylimiausiai ir geriausiai Lietuvos inžinerijos kolegijai už tai, kad turim šias galimybės. Na ir tiek. Iki kito karto. Ate. Nufilmuok, kad jis labiau matytų, kad jis būtų mano porininkas. Gerai. Matosi? Naparnikas. Matysis? Tai sveiki visi, sveikinamės iš Madžiūnų. Šiandien yra sekmadienis, Semi-Pro diena. Suvažiavom pirmą treniruočių sesiją, mašina važiuoja, viskas gerai. Treniruotėse kol kas sekasi gerai. Truputėlį yra dar porą vietų, kurias reikia pakoreguoti, bet po truputį pratinamės prie trasos, prie technikos ir važiuosim toliau. Tai baigėsi treniruočių sesijos, lauksim dabar kvalifikacijos, mano startinis numeris 26. Treniruotėse sekėsi gerai, kaip ir atsigaudėm visą trajektoriją, kaip ką reikėtų padaryti. Dabar svarbiausia man išpildyti tuos važiavimus, kuriuos buvau padaręs per treniruotės. Ir truputėlį išlindo niuansų, tai dar turim laiko, dalių turim, tai greitai susitvarkysim ir važiuosim toliau. Dabar bus kvalifikacija, išleidžiam savo vairuotoją Nedą, Semi-Pro kvalifikacija. Geras vairuotojas, suvarys gerai, turėsim 90 taškų, gal net ir daugiau pirmų važiavimų, o antru tai kiek Heart of a champ, adrenaline rushes is numbing the pain. I'm too competitive, I like the narrative, I don't know best in the league. Who you comparing with, that isn't fed them, top of the throne it is me. How you moving so on the speed? O dabar turime Nedą Bielevičių, vieną iš Lietuvos inžinerijos kolegijos drifto komandos narių. Vakar Lietuvos inžinerijos kolegijos komandai buvo tokia pilna iššūkių diena, labai daug panašu buvo ir technikos nesklandumų, tad šiandieną, kaip matome, Nedas Bielevičius atvyko atsigriebti už, galime tai pavadinti, nevykusią vakar dieną ir bent jau kol kas rodo tikrai neblogą važiavimą. Griausmingai praeidė Neda šiandieną trasoje. Na kągi, ir aš turiu labai geras naujienas Nedo Bielevičiaus komandą atvykusiems palaikyti žmonėms. Nedas Bielevičius atsistoja į antrąją kvalifikacijos poziciją su 92 balais. Tai ar aš meluoju? Aš niekada nemeluoju.
Nemeluoju, niekada nemeluoju. Sakiau, kiek sakiau? Kiek? Žinai? Nu. O dabar matome vieną iš Lietuvos inžinerinės kolegijos pilotų, tai yra, jei neklystu, trečiosios kvalifikacinės pozicijos pilotas Nedas Bielevičius šiuo metu trasoje ir panašu, kad antruoju kartu ribotuvo užlenkti jis nebijo. Laiko gazo pedalo, tiesiog atrodo įsikabinę šiuo metu trasoje, palei pat blokus važiuoja ties 5-ąją clipping zoną. Na ir iš kas čia taip paragino Nedą šiandieną važiuoti, nes jo antrasis važiavimas tiesiog kosminis atrodo, kiek agresijos parsineša jis. Paplokime Nedui už antrąjį jo važiavimą, kosmiškai gerai pasisekė jam. Ir iš tikrųjų aš paprašysiu sekundėlės, turime naują kvalifikacijos lyderį. Nedas Bielevičius, 98 balai antrojo važiavimo metu. Galime paploti jam už šį pasirodymą, kaip ir minėjau, kosminė agresija buvo iš jo, tad jis tikrai įvertino jo rezultatą ir galime pasidžiaugti naujų kvalifikacijos lyderių. Pasakysi, kai išplintas bus viršui. Dar va toks yra variantas. Gal čia va plasmasė. Bet čia tas pas jūs kartelius Kvalifikacijoje sekėsi labai gerai. Pirmojo savo važiavimu surinkau 92 taškus, antrojo surinkau 98 ir likau pirmoje vietoje. Nu, bet tačiau įvyksta dalykai ir jau, kaip matot, nesu nebe su kombinzonu. Ir tikrai ne dėl to, kad jau baigėsi varžybos. Dingo tepalo spaudimas, tai su tokiu varikliu tęsti varžybų tikrai negalim. Nenorim rizikuoti nei savo techniką, nei kitų, nes bet kuriuo momentu tiesiog gali įvykti negeri dalykai, gali užkalti variklis ir tada pridarysim reikalų ne tik savo, bet ir kitiem ir dar galim pridaryti, sugadinti trasą. Tai nusprendėm, kad varžybas baigiam ties čia. Šiokį tokį rezultatą turim, bet su metalu sutarties nepasirašysi, tai yra kaip yra. Yamaha, Yamaha, I give you shiny now. Tai ten nefilmuok. Yamaha. Gerai, eik iš čia. Susitinkame po semi-pro Nedo kvalifikacijos. Pirmų važiavimų surinko, nepamenu kiek, bet pakankamai. Antrų važiavimų paprašėm, kad truputį pasitemptų ir kad ir kaip neįtikėtina, bet žmogui pavyko surinkti 98 taškus, kas yra tikrai labai daug. Antro važiavimo pabaigoje automobilis užgeso. Taip pat turėjome problemą ir su skriemuliu pagrindinio alkūninio velino. Pakeitėm labai greitai, labai lengvai, ten viskas paprasta. Išėjom su Nedu į briefingą, pasiklausyt, ką papasakos dėl porinių važiavimų. Būnant briefingę gavom žinią, kad automobilis negauna alyvos padavimo, ką reiškia, kad galimai sugedo siurblys ir dėl to negalime nieko daryti. Galime automobilį sutvarkyti, bet tai užtruktų labai daug laiko, to laiko čia visiškai nebuvo. Ir kad ir kaip liūdna, bet ir vėl važiuojame namo. Toliau važiuojame tobulinti automobilius, toliau rodyti savo inžinerinius sprendimus. Ir eilinį kartą galiu pasakyti, kad sugrįšime stipresni. Tai tiek iš šio savaitgalio, tiek iš šio etapo. Šiaip apibendrinant, tikrai turėjom smagias treniruotės, tikrai turėjome mažiau gedimų, kas parodė mūsų inžinerinius gabumus ir tikrai daug dalykų išsprendėme ir tikrai protingai padarėme. Tačiau automobilis yra toks dalykas, kad negali žinoti, kada jis suges ir sugedo labai netinkamų momentų, bet yra kaip yra ir susitinkame Klaipėdoje. Ačiū, iki.